Sveiki visi ir šiandien aš nusprendžiau pasidalinti savo patirtimi apie tarptautinę savanorystę. Papasakosiu kelias savanorystės programas, ką būtina žinoti ir būtina atkreipti dėmesį, kelis neigiamus aspektus apie būtent šias organizacijas, bei pasidalinsiu pati savo labai linksmais prisiminimais. Taigi, pradėkim. Taigi pradžiai, kas vis dėlto yra ta savanorystė? Ir tai yra veikla, kai žmogus aukoja savo laiką, siekdamas padėti tam tikrai pelno nesiekiančiai organizacijai arba individualiam asmeniui arba tam tikrai asmenų grupiai. Ir dažniausiai už šią veiklą yra nesitikima jokio atlygio. Eik savanoriauk, o tu nevadovauk. O kodėl savanoriavome mes? Iš tikrųjų tai nusprendėme kelionės po Aziją metu. Ir po kelių mėnesių praleistų kelyje atsirado poreikis tiesiog sustoti ir pailsėti tiek fiziškai ir emociškai. Taip pat savanorystė tokiame Nepalo kaime mums davė progą ramiai susidėlioti visus savo ateities planus. Ir už kelias darbo valandas per dieną mums buvo suteiktas maitinimas ir nakvynė. Ir šita patirtis mums buvo be galo naudinga, buvo puiki proga susipažinti su visa krašto kultūra, tuo pačiu taupant savo biudžetą kelionį. Kaip buvo smagu! Einam dar! Taigi dabar aš jums noriu papasakoti apie savanorystės programas, kurios egzistuoja ne tik Azijoje, bet ir kitose žemynuose. Pirmoji savanorystės programa, kurią mes išbandėme, tai yra woof.org. Ir šita organizacija yra skirta būtent ekologiniams ūkiams. Ir jinai skatina ekologinį ūkininkavimą, pati ekologijos idėja yra iš tikrųjų puikus būdas keliauti, bendrauti, susipažinti, dalintis visą informaciją ir daug visą kitą. Šią organizaciją egzistuoja kelios taisyklės ir pirmoji iš jų, jūs turite būti pilnametis, sveikatos draudimu turite pasirūpinti pats, už visą ūkininkavimą jums šeimininkas turi parūpinti tiek maistą, tiek nakvynės vietą, taipogi jūs negalite tikėtis jokio piniginio atlygio ir paskutinė būtų, kad prieš atvykstant jūs jau turite būti su ūkininku apsisprendę, kiek laiko ten praleisite. O girdi, daug pinigų, na? Kaip patekti į šią organizaciją? Tai yra iš tikrųjų labai paprasta. Jums tiesiog reikia nueiti į internetinį puslapį www.woof.org svetainę, užpildyti anketą, suvesti savo duomenis, reikės sumokėti svetainės mokestį, tai daugiau gal toks registracijos mokestis, labai priklauso nuo valstybės, į kurią norite vykti, tai svyruos tarp 10-20 eurų ir viskas. Ir jums atsiveria plačios galimybės, galite savanoriauti kur tik norit, atsivers visi šeimininkų puslapiai, jų kontaktai, jums tiesiog reikės išsirinkti ir tenais nuvykti ir pradėti dirbti. Antroji savanorystės programa, kurią išbandėme, tai yra helpex.net. Ir ši organizacija yra skirta ne tik ekologiniams ūkiams, bet ir ne ekologiniams ūkiams. Taip pat galite savanoriauti ir kavinėse, svečių namuose, nakvynės namuose, hosteliuose, netgi burlaiviuose. Iš tikrųjų yra didžiulis spektras. Taip pat yra keli dalykai, ką turite žinoti apie šią organizaciją. Tai pirmas, jeigu dirbsite 2 valandas per dieną, jums bus suteikta tik tais nakvynė. Maitinimu turėsite pasirūpinti patys. Jeigu planuojate dirbti 4 valandas, jums bus jau suteikta tiek nakvynė, tiek maitinimas. Tačiau yra tokių organizacijų, kur siūlo dirbti netgi 6 ar 8 valandas. Ir už šitą darbą jūs gali būti pasiūlytas netgi papildomas pramogos, tai kaip nemokamas internetas, dar priklausomai nuo vietos, kur būsite, gali būti ir nemokamas jogos paskaitos, jodinėjimas žirgais, dar plaukiojimas jachtomis ir visa kita. Taigi labai priklauso nuo jūsų pasirinktos vietos. Taipogi šiai programai yra skirtas registracijos mokestis ir jis yra 20 eurų. Ir jau susimokėję rasite visus savanorystės programų pasiūlymus, žmonių atsiliepimus, šeimininkų kontaktus, tai jums reikės tik susisiekti ir nuvykti. Taip pat yra rekomenduojama tiek dalyviams, tiek šeimininkams užduoti kuo daugiau klausimų vieni apie kitus, kad prieš atvykstant žinotumėte savo lūkesčius.
kelionėje po Nepalą metu mes susipažinome su vienu britu, kuris pats organizuoja savanorišką veiklą. Ir labai norėčiau jums ją parekomenduoti. Jinai vadinasi Building Badland. Jo organizacija siekia pastatyti Nepalo vaikams mokyklą, kuri buvo nugriauta po žemės drebėjimo. Taigi, jeigu susidomėjote, turėtumėte žinoti kelis dalykus, kad norint ten nuvykti, jūs privalote mokėti anglų kalbą, nes jums reikės mokyti vaikus anglų kalbos, taipogi padėti jiems daryti namų darbus. Kitas labai svarbus dalykas, jau turite būti apsibrėžę laiką, kiek ten praleisite, nes ten yra rekomenduojama būti mažiausiai 1 mėnesį, kad palaikyti visą šitą dėsningumą. Jums tai reikia susisiekti su tuo nuostabiu žmogumi Davidu, kuris organizuoja visą šitą reikalą. Kontaktus paliksime apačioje. Jūs jam parašykite ir jisai jums suorganizuos visą atvykimą. Ką būtina žinoti prieš vykstant į savanorystės vietą? Iš tikrųjų priklauso nuo valstybės, kurioje norite savanoriauti. Jeigu planuojate vykti į Nepalą, Indiją, Laosą, Indoneziją arba Malaiziją ar kažkur dar panašią valstybę, prisiminkite vieną faktą, kad mūsų organizmai visiškai nėra prisitaikę su tenykščiais virusais arba bakterijomis. Taigi, pirmoji taisyklė, kad laikytis pagrindinių ir elementariausių higienos taisyklių. Ir patartina gerti vandenį tik iš parduotuvių arba yra netgi tam tikros gertuvės su filtrais, kurie filtruoja visą ir valo šitą vandenį. Taip pat norėčiau pabrėžti vieną dalyką ir ypač merginoms, jeigu ketinate savanoriauti vienos ir tokiose labiau konservatyvesnėse valstybėse, jau būkit susitaikiusios su vietiniu žvilgsniais ir tokiais gan nepadariais, gašliais žvilgsniais, spoksojimu ar netgi kokiu nors pasakymu negražių, tai va tiesiog reikia šaltai viską reaguoti, nekreipti dėmesį ir susikoncentruoti į savo veiklą ir iš tikrųjų gerą nuotaiką. Ei, baby, iš kokios tu šalies? Tačiau yra keli ir neigiami savanorystės aspektai ir tai yra vadinama volunteerism arba dar kitaip išvertus turistinis savanoriavimas. Apie visą tai aš jau sužinojau po visų savo savanorysčių ir jeigu aš būčiau žinojusi ir apie tai pamąsčiusi, dar būčiau pagalvojus, ar verta mums tai daryti. Taigi aš noriu jums papasakoti svarbiausius 3 faktorius, kurie lemia visą šitą neigiamą savanorystę. Pirmas iš jų norėčiau pakalbėti apie laiką ir įgūdžius. Tai prieš nusprendžiant savanoriauti, mes jau žinome, kiek laiko galime tam skirti. Ir jeigu mes nuvykstame į panašią vietą, kur yra labai daug vaikų, kai kurie iš jų yra su sutrikusiu intelektu, kai kurie turi invalidumą, kai kuriuos paliko tėvai, tokiems vaikams ypač reikia labai stabilios aplinkos. O ką darome mes? Mes ateiname, susipažįstame, pažaidžiame, išvykstame. Kiti ateina, pažaidžia, išvyksta. Taigi visa šita veikla gali netgi pakenkti tų vaikų psichiniai sveikatai. Kai kalba eina apie įgūdžius, aš daugiau turiu omenyje apie tokias savanorystės programas, kur skatina pastatų statybą, mokyklų statybą, vandens bokštų statybą, nes yra įvairiausių programų. Ir vėlgi, ar jūs turite reikiamų įgūdžių pastatyti pastatą, ar tikrai galėsite visą šitą darbą atlikti kokybiškai, ar čia tiesiog toks užsispyrimas, o aš noriu padaryti gerą darbą, aš pastatysiu mokyklą vaikam ir ten viskas bus ok, o iš tikrųjų vėjas papūs, viskas nugrius ir vėl viską reikės daryti iš naujo. Taigi, įvertinkite savo galimybės. Tai su kuo tu tą namą pastatysi, su lipnia juosta? Antras toks įdomesnis pamąstymas tai yra apie darbo vietas. Iš tikrųjų, kai kurios savanorystės vietas gali užimti žmogus, kuris gautų pilnai apmokamą darbą toje vietoje. Jisai turėtų ir tam tikrų įgūdžių, ir laiko, ir galimybių, ir būtų viskas gerai. Tačiau yra samdomi vėlgi savanoriai, kurie ateina, išeina, neaišku, ar gerai padaro, ar blogai padaro. Trečias dalykas, kad bendruomenės po truputį tampa priklausomas nuo užsieniečių. Ir iš tikrųjų tai yra baisus dalykas, jokia bendruomenė negali būti priklausoma nuo svetimo žmogaus. Kaip tik turėtų būti skatinamas toks savarankiškumas, kad visas problemas turi jie įveikti patys, iššūkius turi priimti patys ir negali būti priklausomas nuo
atvykusio savanorių. Pabaigai norėčiau Jums papasakoti savo asmeninius labai teigiamus ir linksmus savanorystės prisiminimus. Tai pirmoji mūsų savanorystės vieta tai buvo Nepalas ir mes tenais patekome per woof.org svetainėje ekologinį ūkį. Taip pat mūsų šeimininkas buvo ne tik ūkininkas, bet ir matematikos mokytojas. Ir savanorystės metu mes prilėtėm labai daug įvairių sferų. Mes ir sodinom daržovės, statėm tvoras bambukinės, prižiūrėjom gyvūnus ir kaip tik tuo metu viena ožkytė laukėsi mažiau ožkiukų ir mūsų buvimo metu mes sulaukėm tų 3 stebuklingų gyvūnų ateinančių į šį pasaulį ir tai buvo didžiulė mums atrakcija. Turėjom progą žvejoti jų vietiniais įrankiais, rinkom ryžių laukus, kas buvo irgi labai įdomi patirtis, bet kadangi jisai buvo ir mokyklos mokytojas, jisai mus vežėsi į ekskursiją su vaikais, taigi važiavom į zoologijos sodą, į nacionalinį parką, šokom tradicinius nepalietiškus šokius, valgėm jų maistą, piknikavom, labai smagiai iš tikrųjų leidom laiką. Vienintelis savanorystės momentas, kuris man yra įstrigęs galvoj ir aš jo turbūt niekada nepamiršiu, mokykla organizavo labdaros akciją ir tuo metu suaukojami pinigai buvo skirti būtent tos mokyklos bibliotekai. Kadangi mes norėjome prisidėti prie šio gražaus renginio, mes nusprendėme dalyvauti tame renginyje. Ir visai netikėtai mums ten nuvykus, vienas iš organizacijos dalyvių pamatė mane ir sako, va, jeigu šita mergaitė mums pašoks, aš paukosiu labai daug pinigų. Pradžioje aš net iš tikrųjų labai sutrikau, galvoju, ką aš čia turiu daryti, tačiau pagalvojus, kad vardan mokyklos, vardan tų gražių vaikų, su kuriais mes susipažinom, aš galiu ten kažką padaryti. Tai atšoko mes tą šokį labai linksmai ir padovanojo gal ten 20 ar 30 eurų tas žmogus mokyklai ir ten jau buvo kosminiai pinigai. Antroji vieta, kurioje mes savanoriavome, buvo visiškai spontaniška ir netikėta, nes mes iš Malaizijos į Indoneziją kėlėmės keltu ir atvykome į tokį mažą miestelį pavadinimu Dumai, ieškojome vietinio autobusų stoties ar kažkokio transporto, kaip galėtumėm nuvykti į kitą miestą ir mus pakeliai susistabdė vienas anglų kalbos mokytojas ir pasiūlė, sako, ar jūs nenorėtumėt užsukti šiandien į mano mokyklą ir padėti pamokyti vaikus anglų kalbos ir už tai aš jums suteiksiu nemokamą nakvynę. Ir mes, žinoma, sutikome šitai avantūrai. Šioji mano savanorystės vieta tai buvo Malaizijos sostinė Kuala Lumpur mieste ir tenais aš patekau per helpex.net svetainę. Ir apie visą šitą savanorystę, ten praleistą laiką ir kodėl, kaip aš ten patekau, esu papasakojus savo kitame video. Viskas tikrai yra nupasakota jau detaliai, nebesinori kartotis, tai aš paliksiu linką apačioje. Ir jeigu jums įdomu, tai tiesiog pasižiūrėkit. O man taip gera, man irgi. Ačiū už praleistą laiką kartu ir jeigu iš tikrųjų nusprendėte, kad norite savanoriauti, bet kilo tam tikrų abejonių ar klausimų, tai drąsiai galite manęs klausti, kiek aš žinosiu iš savo patirties, tiek aš galėsiu jums kažką parekomenduoti, pasakyti. Ir mane galite rasti įvairiuose puslapiuose, mes taip pat rašome savo tinklaraštį, jeigu įdomu galite paskaityti visas mūsų keliones. Taigi, nepamirškite aplankyti šituos kampus, šitą viduriuką ir šituos apatinius kampus. Taigi, ačiū ir susitiksime kitą kartą.